Sveiki! Šiandien parodysiu, kaip veikia naujausias ir galingiausias Google Gemini 1,5 Pro modelis su stulbinančiu 1 milijono tokenų ilgio supratimu. Tai tolygu, kaip perskaityti visas Hario Poterio knygas, kiek yra išleista maždaug 8 kartus. Tai galite susidaryti įspūdį, kokio ilgio kontekstą mes galim pateikti Google Gemini. Parodysiu filmukus, kuriuos nufilmavo Google Dev komanda ir pamatysite įspūdingas Google Gemini 1,5 Pro galimybės. Taip pat video aprašyme pasidalinsiu nuorodom, kurios nėra kol kas viešai prieinamos, bet po Nobelio kanale tokias nuorodas galite sužinoti pirmieji. Taigi pereikim prie video peržiūros, kurie garantuoju jūs nustebins. Šiame video matysime ilgo konteksto supratimo demonstracinę versiją, eksperimentinę funkciją Google naujausiame modelį Gemini 1,5 Pro. Pažiūrėsime pavyzdinį užuominų ekrano įrašą, kuriame naudojamas 44 minučių trukmės boosterio Keatono filmas. Tai sudaro maždaug 600 000 tokenų. Programoje Google AI Studio buvo įkeltas vaizdo įrašas ir Gemini paprašyta surask momentą, kai popieriaus lapelis išimamas iš asmens kišenės ir pasakyk, kokia tai informacija nurodyta tame lapelyje. Taip pat nurodydamas tikslų laiką vaizdo įraše. Kaip matote, šis ekrano įrašas pagreitintas, o pačioje esantis laikmetis tiksliai parodo, kiek laiko užtruko apdoroti patiktą užklausą. Gemini 1,5 Pro modelis pateikė šį atsakymą, paaiškindamas, kad popieriaus lapas yra Lombardo bilietas iš Goldman & Co. Lombardo brokerio su data ir kaina ir paminėjo, kad tai vyksta 12 minučių 1 sekundė. Peržiūrėjus video ties nurodytų laiku, aiškiai matome, kad Gemini 1,5 Pro atsakymas yra teisingas. Todėl modelis nustatė tikslų momentą, kai popieriaus lapelis ištraukiamas iš asmens kišenės ir tiksliai perskaitė tekstą. Toliau buvo pateikta vienos filmo scenos ranka pieštas piešinys ir paprašyta, kokiu laiku tai vyksta. Tai yra multimodalinės užuominos pavyzdys, kai įvestyje derinamas tekstas ir vaizdas. Modelis parašė laiką 15 minučių 34 sekundės. Greitai jį suvedėme ir nustatėme, kad ir šiuo atveju Gemini neklydo. Kaip ir visų generatyvinių modelių, atsakymai skiriasi ir ne visada bus tobuli. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad mums nereikėjo aiškinti, kas vyksta piešinėlyje. Tokie paprasti piešiniai kaip šis yra geras būdas patikrinti, ar dirbtinio intelekto modelis gali rasti informaciją remdamasis vos keliom abstrakčiom detalėm, kaip tai padarė šioje demonstracijoje. Tai tik pora pavyzdžių, ką galima padaryti naudojant iki 1 milijono daugialypės terpės tokenų kontekstinį langą programoje Gemini 1,5 Pro. Taigi, ar suvokėte, ką tik matėt? Trumpai apžvelkim šitą filmuką, reiškia, matėt, kaip patikimas 44 minučių video ir Gemini 1,5 Pro jame randa informaciją, kurią klausimą ir tiksliai nurodo, kuriuo laiku tai įvyko. Kaip pavyzdys, tame video, kur žiūrėjom, rado lapelį, perskaitė, kas ten parašyta ir wow, fantastika. Antras modeliukas buvo ranka pieštas piešinukas, kur iš vandens bokso pasipila vanduo. Gemini Pro sugebėjo išanalizuoti paveikslėlį, suprasti, kas ten pavaizduota, peržvelgti visas 44 minutės video ir, tarp kitko, tai yra apie 150 000 kadrų per kelias sekundės ir parodyti tikslų laiką, kelintą minutę ir sekundę tai vyksta. Tiesiog aš, kaip pirmą kartą pamačiau, sakiau, viskas reikia daryti video, reikia dalinti su po Nobelio žiūrovais, nes, jūs turite pamatyti. Ir pasidalinsiu nuorodą aprašymę, kaip visada, kur jūs patys galėsite išbandyti dar vis testuojamą Gemini 1,5 Pro versiją. Peržiūrėję video, paspauskit patinka, užsiprenumeruokite, jeigu dar neprenumeruojat, ir tada eikite į nuorodų skiltį, į video aprašymų skiltį, ten pasispaudę nuorodą, jie jūs nuves tiesiai į Gemini 1,5 Pro testavimo puslapį. Deja, labai gaila, tačiau Google Gemini 1,5 Pro dar negalime išbandyti Lietuvoje, tačiau praėjęs beta testavimą, kuris turėtų baigtis gegužę, taip tikisi Google DeepMind komanda, galėsim tai išbandyti Lietuvoje. Šiandien buvo trumputė apžvalga, ką galės Gemini 1,5 Pro, kai bus prieinama pačiai auditorijai. Šiandien sakau jums ate ir iki kitų video.